Stuburo išvaržos gali sugyti, jos mažėja, traukiasi ir net gali ištirpti, jeigu su savo organizmu elgiamės gerai ir duodame jam tai, ko reikia. Dažniausiai sutinku dviejų tipų pacientus. Pas vienus yra mažos išvaržos įvairiose stuburo lygiuose, tai yra protruzijos ar išvaržos, kurios dar nespėjo virsti dideliu pažeidimu. Ir kiti pacientai turi vieną didelę išreikštą išvaržą, kuri jau spaudžia nervo arba stuburo kanalą. Tai yra dvi skirtingos problemos ir gydyti jas reikia skirtingai. Daugybinių išvaržų atveju kalta medžiagų apykaita. Pasižiūrėkite, ar nevalgote per vėlai, ar kokybiškas jūsų maistas, ar nevartojate per daug druskos, cukraus, alkoholio. Pasižiūrėkite, kaip jūsų kraujotaka, ar krutate, ar judate, ar užtenka kvėpavimo, ar užtenka deguonies. Jeigu medžiagų apykaita prasta, kyla lėtinis sisteminis uždegimas, diskai nebeatlaiko ir kūnas sėda vien nuo savo svorio, nuo savo kompresijos, formuojasi išvaržos. Jeigu susiformavo viena didelė išvarža, pasižiūrėkite, ar nelankstote savo stuburo per daug, nesukiojate jo perteklinai per vieną vyrį. Silpniausia vieta neatlaiko ir diskas suplyšta. Tai gali būti ir atrodytų nekaltas pratimas, kurį jūs atliekate pastoviai. O jeigu norite geriau išmokti gydyti savo stuburą, kviečiu įsigyti mano stuburo mokymus, kuriems dabar pritaikiau didelę nuolaidą ir nuorodą rasite aprašyme.